Sveiki, mano mažiai iškrypėliai. Na, aš nežinau, su tokiais klausimais jūs galite eiti šiknon. Dar 25 žmonės palaiko ir nori sužinoti atsakymą rimtai. Čia nieko gero, jeigu jūs domitės tokiais dalykais, nes tai yra pakankamai keista. Pakankamai keista. Taigi prieš pradėdamas atsakinėti klausimus, pirmiausia žmonės, kurie norėjo patekti vlogą. Let's go, cats! Miau, 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 miau. Arnas klausia, Lukai, ką manai apie tėvynę? Na, Afrikoje šiuo metu nėra pati geriausia iš tiesų situacija, trūksta tiek maisto, tiek gėlo vandens, kas kiek turit galėtų paaukoti Raudonajam kryžiui, pagalbai Afrikai. Nesimato, kad aš iš Afrikos, 100% afrikietis. Antanas nori žinoti, jei tau leistų pasirinkti žmoną ar automobilį, kokios markės automobilį aš pasirinkčiau. Ko gero pasirinkčiau tokia meksikietiškos iki 20 metų, gražių figūrų ir kad galėtų daryti valgyti. Letman klausia, sportuoji kokį sportą? Sportišką sportą sportuoju. Čia yra mano senoji nuotrauka, o po to tiesiog atsisakiau sporto ir, na, atrodo šitaip dabar. Greblys klausia, jei būtum flomasteris, kokios spalvos norėtum būti? Ko gero būčiau pilkos spalvos ir paišyčiau įspūdingas vaivorykštes. Ar ne? Arviuks klausia, ką darytum, jei sutiktum Minedą mieste? Aš ir nedaryčiau nieko, nes jeigu aš netyčia užkliūčiau jo tą vieną smegenų vingį, jis galbūt vėl pradėtų dainuoti, o aš manau, kad niekas to daugiau nenorėtų patirti, todėl aš jam nedaryčiau nieko. Lukas sako, top 5 lankomiausi tavo interneto puslapiai. Pagal vietas aš nežinau, bet taip tie 5 tokie pagrindiniai puslapiai tai yra Google, Videogaga, Facebookas, YouTube ir aš nežinau, tarp RedTubės ir YouPorn, į kurį dažniau užeinu. Šiaip pagal nuotaiką iš tiesų, kaip jaučiuosi, kartais jie buvo, nu žinot, kaip tas veikia. Darius CC klausia, ar tau patinka britvos? Aš nežinau, Dariau, ta prasme, britvos, aš neturiu nieko prieš jas, tikriausiai, kad patinka. Čia tas pats, kas klausti, Lukai, ar tau patinka duris? Aš nieko neturiu prieš duris ir ko gero taip. Tikiuosi, Dariau, kad supratai dabar, jog čia rimto atsakymo tu tikrai negausi. Huliganas sako, ar galėtum greitai pasakyti pakopa po pakopos, pakopa po pakopos, pakopa po pakopos, mes kopiame aukštyn. Na kaip, huliganai? Neblogas greitis, sakyčiau visai, ne? Įspūdingai. Dinakė klausia, o kur mano klausimas? Nu, aš nežinau, Dinakė, ta prasme, o kur tu padėjai? Priklauso, aš nežinau, pametį klausimą. Eik ieškok, niekas nekaltas. Rašo ir klausia Rokas. Nenoriu žaisti raudonplaukių, bet atsakyk į šį klausimą. Ar iš tiesų ryža galva nerūdyja? Rokai, turėtum žinoti iš tiesų kelis dalykus. Visų pirma, lietuvių kalboje ryžos spalvos tokios kaip ir nėra. Antras dalykas, ryža ne galva, kaip tu sakai, ryža, o plaukai yra ryži, kaip tu sakai. Pagal žmogaus anatomiją, kiek žinau, galvos negali rudyti, o jeigu tau ar tavo artimiesiems ar iš tavo aplinkos yra kam nors taip atsitikę, tai ko gero tavo arba kažkas iš pažįstamų yra robotas. Sveikinu. Ne vienas žmogus klausė ir sakė, kad mano balsas geras ir sako, ką manai apie darbą radijoje. Aš nežinau, ta prasme, jūs tikrai tikit, kad tai mane kažkas atkreiptų dėmesį, aš nemanau. Tik vienu atveju mane galėtų pastebėti, jeigu jūs nueitumėte į, ką žinau, kokį Zipo puslapį Facebook'e, tarkim, ir parašytumėte, priimkit Luką, GayPipJ, ir kokią parašytų galbūt 50 žmonių, tada ir atkreiptų dėmesį, bet kitu atveju aš nemanau, kad kažkas iš visi mane žiūrėtų. Tai va, šiandieną tiek, ačiū, kad peržiūrėjote ir išnaudojate vėl savo gyvenimo minutės nenaudingam dalykui. Iki.